Vaikystėje dėl nelaimingo atsitikimo aš smarkiai nudegiau. Žinoma, ilgai gydžiausi ligoninėje. Po kurio laiko ant kaklo susiformavo keloidiniai randai. Lidija bandė atsikratyti randų visais įmanomais būdais, tačiau visos pastangos buvo nesėkmingos. Randus degino skystu azotu, tačiau jie vis tiek atsinaujindavo ir įgaudavo tą pačią formą kaip anksčiau. Nieko nepasikeitė. Su šiais randais ant kaklo Lidija pragyveno visą gyvenimą, susitaikiusi su jais kaip su neišvengiamu blogiu. Tačiau nelaimių virtinė tuo nesibaigė. Atrodė, kad tragedijos tiesiog persekiojo Lidiją. 1997 metais jaunesnioji dukra Viktorija nuskendo būdama 8 metų. Po 5 metų vyresniai dukrai Alinai buvo 16. Ji su draugais važiavo automobiliu. Posūkiai vairuotojas nesuvaldė automobilio. Jis pradėjo verstis. Alina žuvo. Vėliau susirgo vyras. Jam buvo diagnozuotas smegenų auglys. Auglį pašalino, tačiau po pusmečio jis mirė. Mes likome dviese su sūnumi. Lidijos gyvenimas tapo panašus į pragarą. Atrodė, lyg nematoma jėga iš jos gyvenimo atimtų visus artimus ir brangius žmonės, palikdama tik tuštumą ir neviltį. Ir atrodė, kad blogiau jau būti nebegali. Tačiau staiga ir pačios Lidijos gyvybė iškilo pavojus. Ant vieno mažo rando, kuris buvo šiek tiek žemiau kitų, atsirado raudona dėmelė. Maniau, kad tai alergija. 2 metus vartojau tabletes ir gydžiausi pati. Vaikščiau su tuo dariniu. Vėliau nuėjau pas dermatologą. Jis pažiūrėjo ir pasakė, jūs sergate vėžiu. Pajutau, lyg ant manęs būtų užgriuvęs kalnas. Beviltiškumas ir pabaiga. Lidiją nusiuntė į onkologijos centrą, kur gydytojai patvirtino diagnozę – odos karcinomą. Moteriai buvo paskirta skubi operacija augliui pašalinti. Tačiau po operacijos darinys neišnyko, kaip gydytojai sakė, kad išpjovus viskas bus gerai. Jis pradėjo augti toliau tik kitoje vietoje. Deja, operacija nepadėjo. Dėl progresuojančio vėžio Lidijai paskyrė skubų chemoterapijos kursą. Išeidavau ir klausdavau, viešpatie, kada visa tai baigsis? Duok man žmogų, kuris pasakytų atsakymą. Kodėl mano likimas toks? Kodėl mano gyvenimas toks? Kodėl tiek netekčių? Būtent tuo laikotarpiu Lidija sutiko moterį, kuri lankė dvasinį centrą Atgimimas. Važiavau į darbą, autobusų stotelėje stovėjo moteris. Pradėjome kalbėtis ir ji pasakė, kad reikia eiti į bažnyčią, į teisingą bažnyčią, kur yra gyvas Dievas. Tai buvo bažnyčia Atgimimas. Moteris patarė Lidijai žiūrėti televizijos kanalą Atgimimas laidas. Būtent ten ji pirmą kartą pamatė šventosios dvasios galią, kuri gydė sergančius vėžių. Jei Dievas išgydė mano ligą, jis išgydys ir jūsų ligą, bei pakeis jūsų gyvenimo aplinkybės. Jei pasitikėsite viešpačiu, jis padarys stebuklą jūsų gyvenime. Todėl, kai Lidija sužinojo apie koledžą Mozės kalnas 2017, ji nusprendė atsisakyti švitinimo ir nutraukusi gydymą išvyko ten ieškoti savo stebuklo. Nusprendžiau, kad man nebereikia jokio švitinimo, daugiau nebeisiu pas gydytojus. Žinojau, kad šventoji dvasia veikia ir gydo. Į koledžą važiavau visiškai įsitikinusi, kad gausiu išgydymą. Koledže Lidija kiekvieną dieną klausėsi gyvojo žodžio. Maldos už išgydymą metu moteris skelbė, kad yra sveika. Stiprus patepimas dabar ateina į šią salę. Patepimas, kuris sunaikina visas demoniškas grandines, odos ligas. Tiesiog dabar vyksta odos išgydymas. Mūsų apaštalas meldėsi, jam buvo duotas pažinimo žodis, kad kažkam sprendžiasi odos problemos. Aš iš karto pradėjau šaukti, tai mano odos problemos sprendžiasi. Pastebėk mane viešpatie, išgydyk Jėzaus vardu. Dabar onkologijos dvasia palieka kažkieno kūną. Tiesiog dabar. Kažkas dabar gauna visišką išgydymą nuo vėžio, nuo onkologijos. Aš šaukiau iš visų jėgų. Tai aš, tai man. Turėjau 1000% tikėjimą ir pasitikėjimą, kad Dievas dirba su manimi. Prieš laikinės mirties dvasią. Demone,
Tiesiog dabar aš tave surišu šioje vietoje, Jėzaus vardu, ir įsakau, eik lauk. Apaštalui Vladimirui meldžiantis už giminės prakeiksmo priešlaikinės mirties sunaikinimą, Lidija pradėjo prisiminti visą savo sunkų gyvenimą, kuriame vieną po kito prarado savo artimuosius. Jei būčiau anksčiau žinojusi apie šią bažnyčią, kuri meldžiasi už išgydymą, prakeikimų sunaikinimą, mano vaikai ir vyras būtų gyvi ir sveiki. Dabar Lidijai tapo aišku, kad visos jos nelaimės, tai priešlaikinės mirties prakeikimo pasiekmė. Taip pat ir vėžys, kuriuo jis sirgo, yra šio prakeikimo pasiekmė ir kurį galiausiai sunaikino Dievas. Tegul šiandien šventos dvasios patepimas jūs išlaisvina ir išgydo. Ten, kur yra patepimas, ten nėra vietos mirčiai ir ligos dvasiai. Tiesiog dabar įsakau šiems dvasioms, šiems demonams pasitraukti lauk Jėzaus vardu. Aš stovėjau tame patepime ir sakiau, kad visa tai manyje sunaikinta, skelbiau tai garsiai. Matau dvasioje, kaip gyvatė šliaužia lauk iš šio pastato, nes čia jau nebėra vietos. Čia yra šventos dvasios patepimas. Jaučiau, kad liga pasitraukė, kad jos nebėra. Ramybė visiškai pripildė mane nuo kojų pirštų iki galvos viršaus. Nuo tos akimirkos Lidija pastebėjo, kad vėžinis darinys ant kaklo pamažu pradėjo nykti. O koledžo pabaigoje viskas išnyko ir išsivalė. Kad įsitikintų išgydymu, grįžusi namo Lidija nuėjo pas gydytoją. Po tyrimo gydytojas panaikino anksčiau nustatytą diagnozę. Lidija buvo visiškai sveika, vėžio nebebuvo. Kai po koledžo atėjau pas gydytoją ir pasakiau, pažiūrėkite, pas mane nieko nebėra. Jis pažiūrėjo į kortelę ir pasakė, jūs neatėjote į švitinimą. O aš atsakiau, aš važiavau pas Dievą išgydymo. Jis pažiūrėjo mane labai nustebęs, pas kokį Dievą? Aš atsakiau, pas gyvą Dievą važiavau išgydymo. Sakau, pažiūrėkite, nieko nebėra. Jis mane visiškai išgydė. Gydytojas pažiūrėjo ir pasakė, taip, nieko nėra, viskas švaru, jūs sveika. Koledže Mozės kalnas viešpats sunaikino priešlaikinės mirties prakeiksmą Lidijos šeimoje ir išgydė ją nuo odos vėžio. Dabar ji labai laiminga ir be galo dėkinga Dievui už jo meilę ir naują gyvenimą. Dėkoju mūsų viešpačiui Jėzui Kristui ir šventai dvasiai už mano išgydymą nuo odos vėžio. Esu be galo dėkinga viešpačiui už tai, kad jis davė mūsų apaštalui supratimą ir žinojimą apie tokią bažnyčią. Už jo mokymą, už tai, kad jis teisingai moko ir veda mus. Dėkoju už viską. Už tai, kad jis padeda tokiems žmonėms kaip aš. Aš esu laiminga.